Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Šiandien mūsų laida bus visiškai kitokia. Žvejybos joje bus minimaliai arba išvis nebus. Nes iš tikrųjų meškeriotojų visuomenėje Lietuvoje iškilo begalė klausimų apie naujas žūklės taisyklės, apie brakonieriavimą, apie didžiulės baudas, apie netgi kalbos apie automobilių konfiskaciją brakonieriams. Ir mums be abejo visiems tai labai svarbu ir rūpi. Nes, kasgi, jeigu ne mes meškeriotojai saugosim tą savoje gyvąją gamtą ir, žinoma, tam mums turėtų padėti tam tikros institucijos. Mes apsilankėme Lietuvos Respublikos aplinkos ministro priimamajame ir būtent su ministru kalbėjome apie visiems mums labai svarbius klausimus. Žinoma, mums meškeriotojams vienas svarbiausių klausimų tai buvo žvejai verslininkai. Ar mes tikrai šitą verslą šiandien realiai sukontroliuojam? Ar iš tikrųjų tai, kas rašoma, yra ten tiek pat gaudoma ir panašiai? Be abejo, kaip atskirti brakonierių nuo meškeriotojo? Vis dėlto gal laidos gale daugiau aš apie tai pats papasakosiu. Bet brakonieriam iš tikrųjų ateina labai sunkus laikai ir tai mus visus be galo džiugina. Jeigu taip tiesiai pasakyti, tos baudos buvo, ne baudos, o žalos atlyginimas buvo nepadoriai mažas, ta prasme, kad brakonieriauti buvo pigiau negu tą pačią žuvį pirkti parduotuviai. Nu taip negali būti. Naujas visiškai sveikintinas dalykas Lietuvoje, kad iš mūsų surinktų pinigų už žvejybos leidimus galų gale yra žuvinami mūsų Lietuvos vandens telkiniai. Tai iš tikrųjų džiugina. Žmonės tikrai turėtų pajausti arba pamatyti, kad tie pinigai yra ne kažkur tai, ne kažkokiem tai ten, nežinau, ten kelionėm, valdininkų ar dar kam nors, kad iš tikrųjų grįžta. Ir manau, kad ir ateityje mes darysim lygiai tą patį. Tai va, ir galų gale visi tie klausimai, iš tikrųjų, kažkas skaitė internete, spaudoje ir mes visą tai pabandėme sukonkretinti pokalbėje su ministru. Aš manau, jums tai turėtų būti pakankamai įdomu, nes kas jei ne mes meškeriotojai, išsaugosime savo gamtą. Ministrė, pirmasis klausimas, kuris svarbiausias, bent jau mūsų žvejų mėgėjų apklausoje, kurią mes darėme internete, verslinė žūklė ir jos perspektyvos Lietuvoje. Vis dėlto žvejai mėgėjai tokie, kad vis jiems svarbu, kaip yra su ta verslinė žūklė, ar bus jos kažkoks draudimas Lietuvoje, ar uždraudimas, nes pirmasis žingsnis lyg ir padarytas dėl Kauno marių. Kokia jūsų matymas būtent verslinė žūklės Lietuvoje ateities ir perspektyvų? Reikėtų atsakyti savo į klausimą, ar iš šito verslo mes iš tikrųjų kaip valstybė gaunam pakankamai ekonominę naudą. Ar mes tikrai šitą verslą šiandien realiai sukontroliuojam. Ar iš tikrųjų tai, kas rašoma, yra ten tiek pat gaudoma ir panašiai. Ar iš tiesų tikslinga, sakykime, mum ją plėsti ar kažkaip tai stiprinti. Čia yra amžinas, sakykime, toks kompromiso ieškojimas, bet man atrodo, kad šiandieniniai situacijoje reikia dar sykį gerai viską peržiūrėti ir iš lėto rinktis kryptį. Jūs deklaravote, kad ta kryptis daugiau ar mažiau tai yra rekreacinė žvejyba, pramoginė žvejyba. Vis dėlto Lietuvoje turėtų būti plėstis ir turizmas tas žvejybinis ir galbūt tie verslininkai gali vėlgi pereidinėti prie kažkokių tai paslaugų teikimo būtent žvejams, mėgėjams. Aš tikrai neatmečiau šitą variantą, jis atrodo tikrai patrauklus ir aš galvočiau, kad intuityviai, kad šitą linkme gal ir būtų logiška eiti, bet priimant bet kurios tokio tipo sprendimus, reikia pasižiūrėti ir aš dar sykį kartuoju, aš prašiau, kad man surinktų visą medžiagą apie mokamus mokesčius, verslo dydį, investicijas, darbo vietas, ar tai, ant kiek tai būtų skausminga, ant kiek tai būtų realu tą padaryti ir reikalinga. Tai šitą kryptimį ir eisim. Apie baudas brakonieriams ir jų dydžius. Iš tikrųjų, dabar jau jūs vėlgi, kaip sakote, neseniai pradėjote dirbti ir visi mato iš karto darbo rezultatus. Prasidėjo 10-tūkstantinės baudas brakonieriam, ko anksčiau nebuvo. Iš principo 10 metų tas baudas niekur nejudėjo, o dabar
kai daug kas paskaito, masinėse informacinėse priemonėse, kas jau ten su tinklais pagautas, tai jau tikrai galingos baudos. Iš principo, kodėl tai buvo nuspręsta? Na, man atrodo, kad tas buvus, čia ne baudos, čia vadinasi atlyginimas už gyvąją gamtą, nes baudas nustatinėja tik Seimas, čia gal taip greitai ir išėjo, kad užtenka ministro įsakymą, ar kalbam apie medžioklę, ar apie žvejybą, bet man atrodo, kad iki šiol buvus sistema vis tik tai ekonomiškai skatino brakonieriauti. Ir, nu, jeigu taip tiesiai pasakyti, tos baudos buvo, ne baudos, o žalos atlyginimas buvo nepadoriai mažas, ta prasme, kad brakonieriauti buvo pigiau negu tą pačią žuvį pirkti parduotuviai. Nu, taip negali būti. Dabar pavyzdys, kad už lašišą reikia mokėti 2000 litų, o jeigu dar pagauta ichtiologiniam draustinį, kaip minėjai, veivirža, kur iš tikrųjų dažnai gauda meškeriotojai, netgi su pinigais, dabar jau kainuoja 6000 litų žmogui, tai įspūdinga kaina. Nu, bet sutikime, kad šitoje vietoje, jeigu mes nutarėme, kad tai iš tiesų saugotina rūšis, jeigu mes nutarėme, kad iš tiesų negalima to daryti, tai visuomenė turi pasiūsti signalą pakankamai aišku, kad to daryti negalima. Nes brakonieriam yra daug paskatų brakonieriauti. Pirma paskata, kad nepagaus. Juk ne kiekvieną toli gražu pagauna. Jeigu pagauna ten kokį, nežinau, iš 10 karto vieną kartą ar iš 9 kartą. Antras dalykas, tai jūs pažiūrėkite seną baudų sistemą, padalinkite ją iš tikimybės būt pagautam vieną kartą iš 10 kartų, tai ten iš viso pasirodys juokingai. Tai aš galiu rekomenduoti, aš tikrai manau, kad žvejai yra žmonės, kurie, didžioji dauguma, kurie yra fanatikai ten, nu kur ten sėdėti, ten laukti, ten šalti, ar tai būtų poledinė, ar tai įprasta žūklė, ir jie tą gamtą myli ir saugo, bet tie pavieniai brakonieriavimo atvejai, ir kartais ir grubos brakonieriavimo atvejai, su tais tinklais ypatingai, ir su elektra dabar aš kiek suprantu mažiau tas pasitaiko. Bet man atrodo, kad tai užtraukia tokį primityvoką ir tokį negerą šleifą ant visos bendruomenės. Ir todėl šito vietoje aš tai manyčiau, kad reikia pakankamai ženklų pasiūsti signalą. Reiškia, ekonominis tas signalas pasiūstas. Manau, kad dabar mes rengiam kitus signalus, tai yra apie privalomą konfiskavimą tiek priemonių, tiek automobilių, su kuriais bus atvažiuojama, apie kitus žingsnius. Žodžiu, manoma, kad bus ir konfiskuojami automobiliai tų pačių brakonierių. Taip, aš dabar kaip tik aš daviau nurodymą, kad būtų ruošiami atitinkamų įstatymų pakeitimai. Čia aš negaliu, kaip ministras, priimtų sprendimų priiminė Seimas. Ir lygiagrečiai, aš suprasdamas tą situaciją, turi būti kompleksas. Tai turi būti skatinami žmonės, kurie gaudo tos brakonierius, kurie pagauna, jie turi būti skatinimo materialiai. Čia mes taip pat bandom ieškoti variantų ir trumpalaikių, ir ilgalaikesnių, kaip iš tų pinigų surinktų už brakonieriavimą būtų visa sistema, reiškia, kontrolė skatinama, ta kontrolė turi būti didinama. Mes turėtumėm bent jau minimaliai pakeisti situaciją, nes iš tiesų, man atrodo, pastaruoju metu ta situacija nebuvo gera. Nebuvo gera, tuom niekas neabejoja, ypatingai kaip jau jūs pats minėjot, žvejų mėgėjų visuomenė, kuri iš tikrųjų daug laiko praleidžia gamtoje. Jie taip pat patys, aš manau, kad aktyviai prisideda prie to, net savo skambučiais gamtosaugai. Klausimas toksai, jūsų pajėgos, gamtosaugos inspektorių, ar ne? Dabar matosi, kad jie dirba, rašo, čia buvo vienas reidas, antras patikrinta 1000 žvejų, 2000 žvejų. Bet idėja tokia, kad vėlgi mes kalbam su tais pačiais gamtosaugininkais, mes žvejai, pažįstamais. Ir iš tikrųjų tokia yra problema, kad trūksta benzino reidams, trūksta žmonių reidams. Kaip jūs didinsit šitą kontrolę? Nes jeigu jūs norite
pagauti tų daugiau brakonierių, papildyti biudžetą, tai vis dėlto kažkaip turi aukti jūsų pajėgos, o ne taip, kad būna taip, paskambina, ai mes sako, neturim benzino, negalim važiuoti į įvykį. Ne, tai jeigu jums kas nors taip paskambina ir pasako, tai paskambinkit man telefonu 869842290, mano telefonas tiesioginis. Ir aš pats paskambinsiu tiem, kurie neturi laiko įvykį, arba įvykį. Bet iš tiesų tos problemos yra materialios, tai yra žmogiškų resursų problema, nes, sakykime, plečiant daugiau žmonių priimant reikalingi pinigai. Iš tikrųjų, mes čia stengiamės spręsti tos materialinius dalykus, vienaip ar tai automobiliai, kūras ir visi kiti dalykai. Tuos dalykus spręsim, bet šitoje vietoje nebus stebuklų. Bet kuo jūs daugiau surinksite tų baudų, jūs galite tuos pinigus išnaudoti? Aš tą suprantu, bet prieš tai finansų ministras man turi duoti tos pinigus. Tai nebijotinai reikia stengtis ir ieškoti resursų finansinių, bet lygiagrečiai, tie dalykai, apie kuriuos aš kalbėjau, tai yra, kad tie žmonės būtų iš tiesų suinteresuoti. Ir iš tiesų, kad jų darbas, nors jau dalinai būtų kažkiek jaustų, kad tai ne tik tai, kad ačiū, bet ir materialiai kažkiek tai skatinimas ir atlyginimas. Galbūt tos pačios kontrolės sistemos, nes visokių čia mes girdim ir kalbų, kad kartais ir kontroliuojantys vienaip ar kitaip elgesi. Tai šitoj vietoje turėtų būti sisteminis dalykas, kuris galbūt mažiau piniginių resursų reikalauja, bet kurį būtina padaryti. Ten telefonai, tiesioginiai pasitikėjimo telefonai. Tai va, būtent apie tą informaciją, kur žmonėm kreiptis. Iš tikrųjų, daugelis žvejoja pačiose įvairiausiose ežerėliuose, ten plaukioja su savo valtim ir žmogus, kiek dabar aš suprantu, turi tą trumpąjį bendrą pagalbos telefoną, kurio greitis rinkus, skambinam ir ten greitai pagalbai, ar gaisrinį ir policijai. Ar gamtosauga planuoja įsigyti tokį telefoną, kažkokį trumpą vieną ir kažkokį savo centrą, kur būtų kontroliuojama, nes iš tikrųjų būna taip, kad paskambini 112 ir tiesiog tau sako, šiandien sekmadienis, visiems jie nedirba, tai neturim su kuo jungti, su gamtosauga, turiu minėti. Ne, iš tikrųjų visose regioninėse raduose yra telefonai, bet jie yra iš tiesų ir sunkiai įsimenami ir su to informavimu yra problemas. Ir aš tą puikiai supratau ir dabar matau, nepaisant to, kad kiekvienam straipsnį ten, ar tai grynė, ar tai visur mes dedam plus tą informaciją apie pagal regionus, kur galima skambinti tuos dalykus. Bet tai neturi to laikraščio ir tai neišeitis. Iš tiesų mes turim atrasti būtent tokią sistemą, kaip jūs šnekat, bet šiandien tai pagrindinis yra finansinis klausimas. Todėl, kad įsteigti tokį vieną, sakykime, centrą ir tai resursų klausimas, bet aš nebejoju, kad šitą linkmę reikia eiti, nes kitaip ta komunikavimo problema jinai vis laik išliks. Tokia buvo pirmoji mūsų pokalbio dalis, žinoma, ne paskutinė, bet aš manau pakankamai įdomios mintis ir po pertraukos mes pratęsime. Sveiki sugrįžę, mes tęsime šios dienos mūsų laidą kartu su aplinkos ministru, kuris atsako jums svarbiausius klausimus, nes iš tikrųjų šios klausimus mes pateikėme internete, daugelis meškeriotojų prisijungė prie mūsų. Daug kas norėjo sužinoti, kasgi toliau vyks aplinkosaugos ministerijoje, kasgi toliau vyks bandant išsaugoti gamtą, nes iš tikrųjų paskutiniu metu Lietuvos vandenyse praktiškai žuvauti darosi tragiška, nes žuvies ypatingai mažėja, prie to prisideda be abejo didžiausia rykštė yra brakonieriai ir, kaip jau supratote pirmos laidos dalyje, jam iš tikrųjų bus sunku ir tai labai sveikintina. Geriausia, kad jų iš viso niekur nebūtų. O kaipgi toliau bus skatinama gamta, kaipgi toliau bus veisiama žuvis antroje mūsų laidos dalyje. Pirmą kartą vėlgi istorijai Lietuvos. Šiemet yra skirtas 1 milijonas litų, tai tikrai nemažai žuvinti Lietuvos vandens telkinius. Aš nežinau, kiek metų tai nebuvo daroma, arba daroma labai mažomis lėšomis, ar ne. Ir kiek aš supratau, šitas 1 milijonas yra surinktas iš mūsų žvejų mėgėjų, ar ne? Taip, iš tiesų du dalykai. Vienas dalykas, iš tiesų, kadangi buvo, žinote, pakelti, reiškia, tie leidimų mokesčiai, tai tų pinigų susirinko šiek tiek daugiau.
Ir antras dalykas, iš tiesų mes čia pasitarėm ir priėmėm, nu, kaip dabar madinga sakyti, politinį sprendimą, kad tų pinigų nereikėtų mėtyti ten kažkur tai, kažkam tai į vieną, į kitą pusę, bet reikėtų maksimaliai juos sukoncentruoti ir padaryti, vat, skirti pakankamai didelės lėšas. Čia dar mes net diskutavom, ar čia Lietuvoje užteks to mailiaus ir kitų dalykų tokiam, bet kiek aš žinau, čia tas viešieji pirkimai lyg ir praėjo. Ir iš tiesų padaryti tokį žingsnį, kad aiškiai matytųsi, kad kažkas iš tikrųjų keičiasi. Kad žmonės ir mokėdami, nors ir tos, nu, manimų ten metiniai, apie tos metinius leidimus, jeigu kalbam, tai ten nėra didelė suma. Tai 50 litrų, tai mes suskaičiavom 4 litrai mėnesį. Na, 4 litrai mėnesį, tai čia reiškia autobusų vieną kartą pravažiuoti. Jeigu žiūrint kokią miestę, tai tikrai nėra daug. Bet nepaisant to, žmonės tikrai turėtų pajausti arba pamatyti, kad tie pinigai yra ne kažkur tai, ne kažkokiem tai ten, nežinau, ten kelionėm, valdininkų ar dar kam nors, kad iš tikrųjų grįžta. Ir manau, kad ir ateityje mes darysim lygiai tą patį. Tai pakankamai sveikintina, bent jau iš mūsų žvejų pusės. Ministrė, apie žmonės, kurie yra Lietuvos ežerų nuomininkai, ar ne? Lietuvoje yra begalė ežerų išnuomotų. Vėlgi informacijos tokios. Jie visi privalo mums žvejam mėgėjam išduoti leidimą žvejoti dienai, savaitę ir mėnesį. Yra tam nustatytos kainos. Aišku, būna tokių žmonių, kurie atbėga su pagaliais ir sako, čia mano ežeras ir tu negali lysti, bet mes žvejam mėgėjam pranešam, kad taip negali būti iš principo, vėlgi yra nustatyta. Bet kaip jūs sukontroliuojate? Yra keletą nuomonių, viena vyrauja tokia, kad vieni žmonės išsinuomoja ežerą iš tikrųjų, jame vykdo rekreacinę žūklę, leidžia žuvį. O kita dalis ir kita nuomonė yra, kad tiesiog žmogus išsinuomoja 2 metam tą ežerą, ištraukia visą tinklais, parduoda tą žuvį nelegaliai, legaliai ir po to atsisako tos nuomos, o nuomoja už labai juokingą kainą. Tai aš tai manyčiau, kad iš tiesų yra tiesos ir vienam ir kitam jūsų pasakymui. Juk šiandien tų nuomotų telkinių yra 1100, tai jų yra labai daug. Ir matyti tame tarpe yra ir iš tiesų nuomininkai, kurie rūpinasi ir tais telkiniais ir ne iš gero gyvenimo, tarp kitko, jie buvo nuomojami. Jie buvo nuomojami, mano manimu, todėl kad mes tik kalbėjome apie pirmą kartą skirtas lėšas įžuvinimui. Tai todėl, kad įžuvinti ir palaikyti tą populiaciją valstybė neturėjo pinigų, neturėjo iš kur. Bet iš kitos pusės manau, kad per tą tokį masinį išnuomavimą yra ir netiek jau mažai atvejų, apie kuriuos jūs kalbat, kur, reiškia, išsinuomavę ne ieško bendros naudos mums visiems, visuomeniai, valstybei ir savo, o, reiškia, šitą naudą bando pasiimti arba pasiima savo ir pasiūskit. Ir manyčiau, kad kontrolės šitoje vietoje, ne atskirais etapais, netgi ten žuvinimo, kitais dalykais, nors galbūt popieriai ten viskas tvarkoja, bet kontrolė yra tikrai nepakankama. Ir aš manau, kad reikia tikrai peržiūrėti visas nuomos sutartis ir tie nuomininkai, kurie tikrai nuoširdžiai dirba ir tai jie, reiškia, kartu su jais valstybė, reiškia, sudarius sutartis galim turėti naudą mums visiems, gamtai, tam vandens telkiniui, viskas tvarkoja. Kitiem reikia nutraukinėti sutartis. Nutraukinėti ir jeigu pasitvirtina panašus faktai, mano poziciją reikia nutraukinėti be gailesčio. Paskutinis klausimas, vėlgi grįžtant prie žvejų, ne žvejų, nevadinčiau jos, tai prie brakonierių ir tinklai. Kiek žinau, Lietuvoje bus uždrausta viešai prekiauti tinklais nuo gegužės 1 dienos. Jau uždrausta ir iš tiesų aš gal atėjęs į tas pozicijas šiek tiek su tais terminais nespėjau. Aš manau, kad per ilgas laiko tarpas buvo. Reikėjo neduoti iki gegužės 1, reikėjo, reiškia, nežinau, iki sausio, maksimum iki vasario 1 ir uždaryti tą visą prekybą. Aš puikiai suprantu, kad tuo
nepadarysi revoliucijos, todėl kad žmonės įsivežinės, žmonės, reiškia, galų galia nelegaliai pirks ir kitus dalykus, bet tas pats principas paskelbti, kad tokie tinklų pirkimai ir pardavimai yra nelegalūs ir baudžiami, tai jau yra pirmas žingsnis ir manau teisingas žingsnis. Tai yra tiesiog pardavinėti tinklus Lietuvoje bus baudžiama? Taip, išskyrus su leidimais, kuriuos išdavinės radas, kurie turi teisę tai daryti, ar moksliniais tyrimais, ar tai versliniai, reiškia, žūkliai, kur žem. Nes iš tiesų šiandien tai du dalykai. Vienas dalykas tai tas, reiškia, tai yra niekas kitas kaip brakonieriavimo instrumentas. Ir mes jį pardavinėjom iki šiol ir vaizdavom, kad nesuprantam tarsi, kam jis naudojamas, vyšniam apdengti tikriausiai nuo špokų. Iš vienos pusės. Iš kitos pusės, iš tikrųjų, mes šiandien turim situaciją, kada vandens telkiniai masiškai užteršti tais tinklais. Ir tų tinklų toks lengvas visiškai prieinamumas ir labai žema kaina padarė tai, kad brakonieriui pajutus nors mažiausią pavojų, net neapsimoka traukti tą tinklą. Jam geriau apsimoka, reiškia, vaizduoti, palikti tos visus dalykus. Ir visuose telkiniuose gyra taip. Šiandien su spiningu neįmanoma per kai kuriuos telkinius jo pratraukti, kadangi daraisi tinklų traukėjas. Ačiū ministrė, pakankamai įdomus pokalbis. Geri jūsų pradėti darbai, mes visi žvejai tikimės, kad jie bus dar geresni vis toliau ir toliau. Iš savo pusės linkiu jums sėkmės, kuo svarbiausia geriau praleisti laiką, reiškia, žvejojant, kad tai būtų gyvenimo, nežinau, kažkokia būdas, emocija kažkokia, tai yra svarbiausia. O greta to gerų laimikių. Tai tokios buvo mintis, tokie buvo mūsų pokalbiai. Žinoma, tas pokalbis buvo ilgas, tam neužtektų netgi gerų 4 laidų, bet manau, esminius klausimus mes gavome atsakymus. Idėja tokia, kad svarbiausiai kažkas tai vyksta po 10 metų, nes jeigu 10 metų niekas nebuvo judinama, tai buvo iš tikrųjų pakankamai sunki situacija. O čia dabar matosi, kad žmonės kažką tai jau daro, žmonės iš ministerijos ir be abejo, mes meškeriotojai turime labai smarkiai kartu prisidėti prie to. Nes iš tikrųjų pagrindinė rykštė, mano galva, tai aišku yra ir žvejai verslininkai, kurie nepildo savo žurnalų, kurie, iš tikrųjų galim drąsiai sakyti, tą žuvį pardavinėja kažkokiais visiškai nelegaliais būdais. Aišku, ne visi yra ir sąžiningų, bet didelė dalis. Aišku, brakonieriavimas buvo jau toks tragiškas, net jeigu ten plauki per Kroko lankas, iš draugų kažkur tai valtimi, tiesiog kurie šalia gyvena ir sugeba prigaudyti krūvą tinklų tokiuose Lietuvos draustiniuose, tai yra tragiškai. Na ir dabar palyginimui, kokios yra naujos baudos brakonieriams, kad jie įsivaizduotų, kas tai yra. Pavyzdžiui, kai kurių žuvų vertė padidėjo 10-eriopai. Jeigu bus sugautas šlakis, pavyzdžiui, Minijos draustinė, nors jis dabar kainuotas 2000 litų, štai kad buvo pagautas draustinį, ichtiologiniam arba veiviržupiai, kainuos brakonieriam 6000 litų. Tai jau įspūdinga suma. Vėlgi lygiai tas pats karšis pagautas neleistinu laiku, tada kai Nemuno delta yra draudžiama žvejoti ar Minijos upėje, ar Kuršių mariose, kainuos pakankamai ženkliai, vietoj 200 litų, tiksliau 200 litų yra ta bauda, nuo kurios yra atsispiriama ir jeigu tai pagaunama ar rezervuoti, arba draudžiamo laiku, tai iš karto kyla trigubai. Ir pavyzdžiui, karšis kainuos, paprastas elementarus karšis, brakonieriai 600 litų. Iš tikrųjų įspūdinga štai statistika. Paskutiniai nubausti tinklais ir aš tiesiog džiaugiuosi, kad visa tai vyksta ir kuo daugiau bus tokių nubaustų, kuo mažiau bus brakonierių, tuo mums meškeriotojams ir mūsų visuomeniai bus smagiau. Šiandien tokia mūsų laida, nepykite, kad nežuvavome, galvoju, kad padarėme šitą, kad mums visiems būtų aiškiau tiem. Ir noriu priminti visiems dar, kad vis dėlto žiemos pabaigoje nepamirškite su savim štai šių visiems reikalingų smaigų, gelbėjimo priemonę, galim pažiūrėti, kaip jin veikia.
Nes žiemos pabaigoje ledas ypatingai pavojingas įvairiausiuose vandens telkiniuose, tuoj prasidės kovas ir tada būkite ypatingai atsargus. Nešiokite visą tai tiksliai ant kaklo ir manau, kad tai padės jums. Šiandien tokia informacija. Nei žvyno, nei degos, susitiksim lygiai po savaitės. Žinoma, jau žvėjosim. Ir dar, kaip suprantu, žiūrėsime į tą eketėlę ir bandysime išvirpinti kažkokią žuvelę.